Sveiki, tai dar vienas toksai saulėtas, malonus rytas, labai ramus savaitgalis prasidėjo ir aš iš tikrųjų labai mėgstu savo visiem augalam uždėti ne muziką, o kažkokius gamtos garsus. Nežinau, kaip sureagos YouTube'as, bet iš tikrųjų pati nenorėjau ieškoti kažkokių įrašų savo, bet jeigu sureagos į copyrightą, tai tada uždėsiu savo. Tiesiog labai norisi jiems sukurti tokią aplinką ir aš dažnai stengiuosi, jeigu palieju, tai vakarais tada kažkokie garsai, kaip lyg būtų lietus, rainforest, o jeigu va dabar rytas, saulėta, tai paukščiukai, pavasaris, toksai čiurlenimas vandens ir kai atšyla orai, tada jau ir ilgiau langas būna atidarytas ir tų garsų jau ir natūraliai būna, bet iš pradžių dar norisi taip labai tą susikurti ir labai jaučiasi tokia ramuma, toks tikrai nusikeli kaip į tą pavasarį daug anksčiau. Tai aš tikiuosi ir augalai tą kažkaip perima, nes iš tikrųjų augalai jaučia, nors ir atrodytų, kas čia per organizmas, bet jie jaučia ir grėsmę, jeigu ten, tarkim, šalia augalas yra, kuris galbūt užpuolė į kažkokią kenkėjai, tai jie ir išskiria tos vadinamus medžiagas, tarkim, kaip medžiai išskiria fitoncidus, kurie iš tikrųjų yra labai po to mums naudingi, nes mes juos pasigaunam ir mus apsaugo nuo visokių ligų ir veikia prevenciškai. Tai tiesiog augalai ir klauso, jie girdi tam tikras bangas. Gal taip išsireiškim, bet aš žinau, kad jie tikrai reaguoja į muziką. Na ir, žodžiu, tokie yra labai faini organizmai, per savo šaknis jie komunikuoja, tai kažkaip norisi su jais elgtis irgi labai taip gražiai ir juos atsižvelgti, kaip aš vadinu jais savo augintiniais, mano augintiniai. Ir kartais dėl to ir sakau praeitame vloge, kad man net sunku nukirpti tą žiedą, nes atrodo, kad aš kažkaip kažką jam darau, bet iš tikrųjų gėlės ir vėl tos žiedus leidžia ir kuo daugiau tų kerpi jos leidžia, tai tas toksai kaip ir ciklas yra natūralus ir geras. Ir dar pamačiau, kad kažkaip labai įdomiai man nusisėjo kraujažolės ir ten pateko verbenos ir toksai įdomus dalykas, kad galvoju, kaip tos sėklos keliauja iš tikrųjų, ar aš čia kažką sumaišiau į vieną dėžutę kažkaip, bet atrodo, kad jos tiesiog ore pasibėrė ir nieko tokio, bandysim jas kažkaip perkelti, na, jei nepavyks, teks atsėti. Ką darai? Jau atidaviau tau savo vietą. Mano vietą jau atėmė kedro ir apsisukau kamerą. Gal reikia, tikiuosi gerai viskas matosi. Tai va, mano kraujažolės ir verbenos. Iš tikrųjų duoda apmąstyti, kaip viskas šitoj žemėje trapu ir kažkoks mažas veiksmas
gali pakeisti visą judėjimo kryptį, kaip ir šito atveju. Tai mes tikrai ir kartais mažus dalykus darydami galvojame, nieko nebus, bet po truputį prisidedam kiekvienas savo kažkokiu mažu sprendimu ir tame laukelį kraujažolė atsiranda ne turbūt 1, 2, 3, 4, vos ne 10 varbenų, kurios nežinau kaip atsidūrė. Nejaugi aš susimaišiau, arba ir pasėjome tame, bet toks jausmas, kad jos tiesiog atskrido. Tai paliksim čia tokį kaip magišką, neaišku dalyką ir bandysim gelbėti situaciją, nes žinoma, jos augs didelės ir kraujažolės čia turi, ir tai kraujažolės reikėtų praretinti, kadangi aš keliavau ir neaugo, atsėjau, norėjau apsidrausti, tai dabar situacija tokia, kad labai įdomi. Kaip dar tą, sakykime, magiją galima atrasti augaluose. Tai skaitydama, domėdamasi čia jau seniau, prieš keletą metų, apie augalų intelektą, atmintį, sensoriką, visą tą biologiją, tai kiek aš skaičiau tų straipsnių, labai vienas sužavėjo toks tyrimas apie mimozas. Tai va čia turiu sėklų ir, žodžiu, mimozos yra toks augalėlis, aš jas anais metais auginau, todėl ir turiu tas sėklas pradarytas. Kai jų lapeliai palieti juos, jie arba jaučia grėsmę, arba yra vakaras, tai jie susiskleidžia. Todėl ir vadinasi jautriosios mimozos. Ir tiesiog darė eksperimentą ir sukėlė tą tokį free fall jausmą joms, kad jos kristų, bet neatsitrenktų. Ir iš pradžių jų lapeliai skleidėsi, o po jau keletos tų kartų tokio darimo nebesusiskleidė, tai jau jos atsiminė, kad čia nieko tokio nebus, viskas čia gerai. Kaip sakant, negrėsia, grėsmės nėra, nereikia čia eikvoti energijos ir suskleisti tų lapelių. Tai labai įdomu, kad augalai turi atmintį ir jie viską labai gerai prisimena. Ir, žinoma, yra ir daugiau pavyzdžių, bet šitas toksai labai smagus yra. Noriu, kad ir jūs pajaustumėte tą jausmą ir galbūt patys įsigysit arba tiesiog seksit mano kelionę ir pamatysit, kaip jas užauga, laikom kamščius. Tai praeitais metais man iš tikrųjų pavyko užauginti, gal iki kokios spalio, lapkričio mėnesio jos dar gyvavo, kokios 3 tokio aukščio, visai nemažos. Ir toksai geriausias jausmas, kad augalas šneka tavo kalbą ir suprantama tau sensorika. Tu gali matyti, kaip užsidaro, atsidaro, nes dauguma augalų neparodys tos savo baimės, o būtent šitas augalas mimoza, jinai ištransliuoja ir tu supranti. Tai tą dirginimą, tą baimę ir taip toliau, žodžiu. Tai va, sėsiu dabar mimozas.
po truputį vis pildau savo kompiuteryje žurnalą, kada ką sėjau. Ir taip sėdėdama ofise kažkaip apsižvalgau ir išėjau, kad tu darosi ankšta, pradeda užkariauti dėžutės su sėjinukais, bet iš tikrųjų aš labai laukiu to momento, kai tiesiog viskas sužaliuos ir savo tuo kvapu, garsais pro langą, kuriuos jau galėsiu atsidaryti ir klausytis, ir vaizdu tuo tokiu šviežio žalio lapelio pajausti tą iš tikro pavasarį. Tai labai laukiu ir tikiuosi ir man liks dar vietos su savo elektronika čia darbuotis kitais dalykais. O iš tikrųjų, jeigu įdomu tokie faktai kažkokie, ar moksliniai atradimai, ar tiesiog papastymai apie verslo žmogaus ir gamtos santykį, tai prenumeruokit ar tiesiog apsilankykit į sezoną porą kartų, paskaityti straipsnių Bonetika Journal, Bonetika žurnalas. Dar kol kas yra angliškai, ateityje tikiuosi ir išeis viso websaito Bonetika lietuviškas variantas ir angliškas. Gali atrodyti žiauru, kodėl aš išraunu tos mažus daigelius ir vėliau jų nepikuoju, bet tiesiog ta dėžutė yra tik tai, ką aš galiu sau leisti šiuo momentu. Ir vienu momentu aš atsėjau, kaip sakiau, nes man kažkaip nedygo, turbūt buvo per maža temperatūra. Ir aš norėjau apsidrausti, ar tikrai čia viskas gerai, nes pirmą kartą bandau sėklas. Ir dar gal su vienais džiovynės būsiu kantresnė, nes jų nedaug ir taip išdygo ir jie labai lėtai dygsta. Gal pačioje dėžutėje vėliau papikuosiu. Norėjau dar papasakoti tokią istoriją, kaip atsirado šitie džioviniai. Jų čia auga labai daug, nes nemažai sėklų pribėriau. Tai aš juos pavadinau mamos džioviniai, todėl kad nuėjusi į mamos darželį tiesiog pro šalį eidama pastebėjau sėklų dėžutę ir atpažinau tą vieną džiovinį, kuris ten augo. Jisai toksai nedidelis ir galbūt nežinau, ar man ir bus naudingas, bet kažkaip norėjosi sukurti tą istoriją augalui ir pasibandyti tiesiog. Sakė, auga kaip piktžolės, visur plečiasi, išsibarsto tas sėklas. Tai labai įdomu, kaip čia būna su tais džioviniais, jeigu jų neišravi rudenį. Tai bandysiu dabar pikuoti šitoj dėžutėje, tiesiog išrauti ir praretinti. Na va, praretinau ir kraujažolės. Atrodo, kad dabar augalėliai gavo daugiau oro kvėpuoti. Žiūrėsim ir toliau, ar viskas gerai, ar nereikės dar sumažinti jų skaičiaus. Neplanuotai čia tokia metodika gavosi, tiesiog atsėjau, bet žinoma, visada geriau apsidrausti. O ta tema daugiau tokios jautrumo, magijos
ir pajautos augaluose. Tikiuosi jums patiko ir susitiksime kitame video.